košytės, vitamininės košytės iš bulvyčių ir morkytės. Vitaminas A, vitaminas B, vitaminas C, vitaminas D, vitaminas E, vitaminas U. Valgykime visi kartu. Vitaminas A, vitaminas B, vitaminas C, vitaminas D, vitaminas E, vitaminas U. Valgykime visi kartu. Nežinau kitos tėvynės, nežinau šalies kitos, kur tokia ramybė blokų vartoje į Lietuvos. Čia bėgioju po eglyną, žalia pieno užtvaros, čia aš augu, kur kas rytas, saulė žvaido ežerus. Ten, kur driekias mano laukas, ten, kur ošia mano šilas, Šiluva, ten, kur skamba mano dainos, dainavo Lietuvos Lietuva. Paukštis čia paukštis, na, o zuikis čia zuikis, na, o tu mane turini, aš ašinu tave. Ten, kur driekias mano laukas, Laukuva, ten, kur ošia mano šilas, Šiluva, ten, kur skamba mano dainos, dainava, tai todėl, kad mano vardas Lietuva. Tai todėl, kad mano vardas Lietuva. Tai todėl, kad mano vardas Lietuva. Kiaušinį reikia uždėti. Viskas, šypsomės, sukabinam rankytes. Leidžiam Скамбути
Kaimynėlė, ar jau atbudai, pavasarį ar pajutai? Ne tik atbudau, bet esu pakviesta vesti konferenciją. Sveika aplinka, sveikas vaikas. Ir aš, tai mes vesime kartu. Puiku! Labą dieną, mieli konferencijos dalyviai ir svečiai. Aš esu Boružėlė 7, o aš Sraigė Sveikuolė. Keistas vardas Sveikuolė. Jis visai nekeistas. Tiesiog aš propaguoju sveiką gyvenimo būdą. Daug judu, bet lėtai, o be to esu vegetarė. Aš irgi vegetarė. Na, užteks mums čia girtis, pradėkime darbą. Pakvieskime direktorę tarti žodį. Nereikia, man tikriausiai girdėsis. Ačiū Boružėlėm, ačiū Sraigėm ir ačiū tėveliams, kurie gan gausiai susirinko, juk netikingas laikas, 10 valanda, darbas, taigi ačiū, kurie tikrai labai norėjo ir kurie tikrai galėjo, pas mus čia atsilankė. Taigi jau ir matėm ir stende, ir Boružėlės pristatė, juk tai yra 11-oji konferencija. Sveikinu bundančią žemę. Dabar jau ji vyksta 10 metų, tai yra nuo 2004 metų. Pradžioje buvo pirmaisiais metais daugiau orientuota į ekologinę, gamtosauginę temą, pastaraisiais metais į vaikų sveikatinimą ir sveikatos ugdymą. Ir dar kartą pabrėžiu, jog tai buvo respublikinės konferencijos. Taigi, apie Liepaitę, apie vaikučių rezultatus ugdymo įvairiom temam žino Vilniaus, Ukmergės, Biržų, Panevėžio, Utenos ir daug kitų rajonų ir miestų mokyklos bei ikimokyklinės ikimokyklinės įstaigos. Taigi, o šiandien mes nutarėm taip, kad tikrai reikia tą konferenciją padaryti kartu su bendruomenė, kartu su tėveliais. Juk tikriausiai suprantat, kad visi susitalpinti tokioj mažoj salėj mes tikrai negalėdavom, kai atvykdavo iš kitų rajonų. Taigi ir tikiuosi, kad šiandien šita konferencija Sveika aplinka, sveikas vaikas ir mes ją pavadinom konferencija kitaip. Ir tikiuosi, kad šiandien tėveliai, matau, kad yra ir senelių, ne tik tėvelių, būsite ne tik tai stebėtojai, bet ir aktyvūs šios konferencijos dalyviai. Beje, jau ir esat aktyvūs. Štai ten vaišės jūsų sveiko maisto nuostabios. Taigi jūs čia rengėte kartu su vaikais. Ačiū Jums. Na ir šiandien pas mus dar atvyko Pasvalio visuomenės centro specialistės Jovita ir Oksana. Taigi, kur jos jūs pakvies, ką jos čia veiks, ką joms pasiūlys? Prašom, gal jūs trumpai. Darželio mokyklos Liepaitė iniciatyvą. Ir norim visus pakviesti po šio gražaus renginuko į sveikatos akciją. Ne tik, kad sveikas vaikas, bet sveikas tėvelis ir mamytė. Ir visus mes pasversim specialiom tokiom svarstyklėm, kur sužinoti tam tikrus rodiklius savo. Pavasarį tai labai aktualu. Pamatysit tam tikrų vaizdinių priemonių bei pamatuosim kraujospūdį, tai kas norės. Tai va kviečiam labai. Ir čia šalia esame. Čia šalia esame į metodinį kabinetą po vaišių. Bus geriau smersim, geriau atrodysim. Gerai. Taigi, ačiū Jums. Taigi, linkiu kūrybingo, prasmingo šiandien darbo ir būkime visi sveiki. Na, toliau prašom klausytis. Boružėlė, o kas tau labiausiai patiko darželyje? Žinoma, žaisti, o kas nepatiko? Miegoti pietų miego. Ir be reikalo, nes mes tuoj pamatysime,
Drugelių grupės sapną, kurį jie susapnavo būtent per pietų miegą. Šokoladas mane veža, o saldainiai mane neša. Saldumynai tai mano maistas. Maisto ir vitaminų. Obuoliukas, kriaušytė ir morkytė. Ačiū. Pačia tai jėga. Noriu būsiu sveikas. Jei sveikai maitintis ir sportuoti, būsi sveikas kaip ridikas. Būsi sveikas kaip ridikas. Vaikai, būkit sveiki kaip ridikai. Nuostabus šokoladinis sapnas. O dabar norime pakviesti mūsų mokytoją. Ji tai tikrai bus kažką išminėjusi ir daug
įdomių dalykų mums pateiks. Mes patyrinėjome tėvų ir mokytojų požiūrį į sveiką gyvenseną. Juk kad vaikučiai būtų sveiki ir sveikai maitintųsi ir sveikai augtų, pirmiausia, tėveliai ir mokytojai turi rodyti pavyzdį. Tai pažiūrėsim, koks šitas pavyzdys. Apie sveiką gyvenseną žino, kiek kam reikia daugiausiai. Žino daug, tai labai vaikų. O dabar kaip kas laikosi... Turiu mikrofoną, atsiprašau. Stengiamės laikyti sveiko gyvenimo būdo daugiausia. Tai labai džiugu. Sveika gyvensena propaguoja, nesenai pradėjo, irgi labai šaunu, nuo pat vaikystės yra. Ir labai mažas procentas nepropaguoja. Tai dar nieko, jaučiu, kad dar viskas ateityje. Toliau, kas pastumėjo propaguoti sveiką gyvenimo būdą? Aišku, daugiausia tai pats arba pati sugalvojo. Dėl sveikatos kai kas problemų ir taip toliau. Sveikatą profilaktiškai tėveliai pasitikrina kartą per metus, kai blogai jaučiasi, o šiandien, kaip tik prie šitos skaidrės, galiu tiesiog priminti ir pakviesti po vaišių, po pasivaišinimo. Šitoje klasėje metodinėje kaip tik lauks mūsų viešnios, kur galėsite pasitikrinti čia pat sveikatą, kitokiais ten būdais įdomiais, nežinau kokiais. Su patiriamu stresu kovoja toks procentas. Aišku, daugiausia vengia stresinių situacijų, vitaminus vartoja, kai kas nieko nedaro ir stresas nepuola. Būna ir taip. Sportuoja. Gaila, kažkas tai visai nesportuoja, katinėlis, pažiūrėkit, koks liūdnas vaikai, ar ne? Aha. Kartą per savaitę sportuoja, 3 kartus per savaitę. Ir yra daugiau negu 3 kartus, matyt, kasdieną. Gali tai būti? Gali. Taip. Atlieka mankštą rytais. Matot, taip visada čia sportuoja irgi kiek šitų procentų, kokie 3, ar ne? Retkarčiais. Nu ir verkia. Kas ten toks verkia, vaikai? Obuoliukas? Kodėl jis verkia? Teisingai, džiugai, todėl, kad nesportuoja. Kas čia tėveliai, gal mokytojai, neaišku, kas čia dabar nesportuoja. Transporto priemoniai teikia pirmenybę. Kam daugiausia? Su kuo daugiausia važinėja? Su mašina, kiti neturi galimybių, nes toli turbūt labai gyvena, bet labai džiugu, kad dviratis mūsų yra irgi draugas ir jau daugėja. Mitybos įpročiai, tai čia ką renkosi tėveliai, įvairesnį maistą, kuo daugiau vaisių, grūdinių produktų ir taip toliau. Svarbiausia, kad vengia greito maisto, irgi labai svarbu. Kiek išgeria vandens per parą? 1-2 litrus daugiausiai, teisingai turbūt pasakytų mūsų specialistės. Ar teisingai, Jovita? Kiek reikia vandens žmogui? Taip, mes tai va čia daugiausiai išgeria. Tai čia žiūrint, kokia žmogaus konstitucija yra. Kiek yra Viskas aišku, mums truputį mažiau, tėveliam daugiau ir mokytojam daugiau. Supratome. Ačiū. Turi žalingų įpročių. Daugiausiai žinoma neturi. Čia katinėlis verkia dėl kažkokio 1-2 žmogeliukų, kurie kažkokį įprotį turi. Nu, sakykime, ten toksai nekenksmingas labai, norisi tikėti. Darželėje mokykloje Liepaitės sveikai gyvensenai skiriama dėmesio. Pakankamai džiugu, kad taip atsakyta. Vadinasi, mūsų visos tos priemonės, visi tie sporto šventės, visokios olimpiados sportinės nenueina veltui. Aišku, galėtų daugiau, mažai, labai mažai atsakė. Ir mūsų tyrimo anketa, tyrimas va toks ir buvo, mes pabaiga.
Pabaiga. Tai dabar aš noriu paklausti, bet iš to tokio išvadą padarykit. Kaip tie mokytojai su tėveliais vaikai? Ar propaguoja tą sveiko gyvenimo būdą, ar nelabai? Vaikam klausimas. Taip, girdžiu, kad beveik sako taip, tai džiugu, mes dar pasistengsim ir bus labai puiku. Ačiū. Ačiū mokytojai. O dabar skruzdėliukai mūsų išmokys sveikatos abėcėlę. Skruzdėliukai, visi skruzdėliukai. Mane reikia, aš negalvoju. Mes suėję sugalvojom abėcėlę. Į sveikatą mūsų saugo nuo nedraugo, Rastas apelsinas, P bananai braškės, C žinoma citrinos, T raidė tai tatulės, E erškėtuogės, F figa, D granatai gervuogės, I pipieras juodžiemis serbentai, P laimo vaisius, M mėlynas, N nektarinas, O varguoliai obuoliai, P pesikai, R riešutai, S spanguolės slyvos, Š šermukšnio uogos, Vešnes, varynogės ir vyšnios ir pabaigsim abėcėlę raidele Š žemuogėlė. Reikia valgyti kasdieną šių skanėstų bent po vieną. Gali štai kada patarti, gali plačiai nori gerti, arba kas negali sultis, tos neleis bacilos pulti. Įdomi sveikatos abėcėlė. Ačiū. O pas ketvirtokus vyksta teismas. Baugu, bet smalsu. Pažiūrėkime kartu. Teismas eina. Galite sėstis. Šiandien nagrinėsime keistoką bylą. Gautas saldainio ieškinys. Jis teigia, jog obuolys nebeduoda jam ramiai gyventi. Taigi, išklausykime saldainio bėdas. Ilgus metus buvau didžiai gerbiamas, ypač vaikų. Tačiau nuo pernai, kada buvo paskelbti vaikų sveikatos metai, mano košmarai prasidėjo. Vaikai manęs nebekenčia, sako, jog aš vos nenuodingas. Tęskite panaikti saldainį, nesigraudenkite. Teismas ne vieta ašaroms. Mano širdis nebeatlaikys tokio pažeminimo. Tada kviečiu obuolį pasiteisinti. Ar aš kaltas, kad esu vitaminų rinkinys? Juk mane gyvena net 16 vitaminų rūšių. Iš kur tie plakatai? Greičiau nuleiskite. Išklausius jūs abu, teismas nusprendė, jog saldainiai apribojamos teisės. Jis pas vaikus gali lankytis tik 2 kartus per metus. Per Kalėdas ir per gimtadienius. Obuoliai suteikia visišką laisvę. Kad vaikai būtų sveiki, jie turi draugauti su obuoliais.
Pasitelkę mokslininkų įrodymus ir jūsų pagalba sudėliosime sveikos mitybos piramidę. Ir tada pamatyti saldainį, pamatysi, kur yra tavo vieta. Dėlionę pradėti kviečiame direktorę. Tikriausiai ji daugiausiai išmano apie sveiką gyvenseną. Šiaip vėlgi man labai daug darbų yra. Man reikia daug rašyti. Išsisakinėja, ne? Oi, dabar pažiūrėkit, aš vieną tikrai nedėliosiu. Man atrodo, iš dėlelių kažkas dar ateis padėti. Vieną dėlionę, kas čia daugiau yra? A, iš šitų? Ar jūs čia padarė? Kas čia? Oi, nu kurgi čia? Dar duokit įsižiūrėti, žiūrėkit jūs kartu. Nu ką? Va. Valio! Bet vaikai žinojo, ne? O dabar kviečiame drugelių grupės atstovą. Skrenda vienas, ar keli, ar tėveliais. Va, drugelį vienas išrinko. Aliejus, Dabar kviečiame skruzdėliukų grupės atstovą. O dabar kviečiame pelėdžiukų grupės atstovą. Dabar kviečiame pavaduotoją. O dabar užbaigti dėlionę kviečiame Pauliaus mamytę. Jis yra komiteto. Sauginio komiteto, kuris mus tai mažyto padeda paskutinį Matai, palaikti saldainį, kur tavo vieta. Teismo sprendimas buvo teisingas. Kas dabar bus? Gal aš namus nebebūtų. Kaip pasvaigždys kažkiek salė šitą. Mergytė sėdi, bet ant prestas teismo atsisakys geriausiai. Negaliu pamatyti, bet Žinai, seneli, pavargau. Aš pažadėjau tau pagaminti mechanį, bet galėjau skanių sausainių. Bet senelė, bulvės mums gerai dėrėjo ir daržinėlių panė nepastėjo. Taip, senelė, panė nukasėjo, o tu mums svagumą netysi. Ai, senelė, žinai, jau vėlu. Bet toj manęs laukia begalės darbų. Padėsiu man valgyti, bet aš žinau, kad aš truputėlį tinti. Jau vėlu, jau
Įdomu, ką sanuosiu aš šią įdomą. Aš esu kiaušinis tvirtas, mano lūkštas labai tvirtas. Vakar išvirė mane, liūdna man šaldytuve. Gal priimsite drauge? Nu, žiūrėk, būtų iš to nešiuk draugiškos daržovės. Aš susipažinsiu labai šaunia šeima. Aš gražias kasas turiu ir beveik visur tinku. Ir salotas, ir sriubas, gali krimsti ir svesios. Jūs skaičiuojate smarkytis. Aš ir noriu būti fri. Mėgsta jas vaikai visi. Sribulytės juk nesveika. Vandenį išvirti jos reikia. Sulūpina, kiek žinau. Kažkada kažkur mačiau. Aš norėčiau būti ragas šviežias, kad eitų garas. Susikauti negaliu, ko man būti plokštainiu. Cepelinų su dešra. Oi, suklydau su mėsa. Arba ne, aš būsiu košė, bulvių košė, makaliošė. Eikit, košės mus išvirs sulūpina ir nudirs. Ir supjaustas musluvelis sumažytas su žirneliu. Naša gurkai labai skanūs. Naša gurkai labai skanūs. Mums šeruoja, dažaluškai plašuškuoja. Pašimaudu šimštų glainį, mušu pjausti šimišrainį. Tai skanėštas bus šianukams, jie pabarė bus šanukams. Užeinėjau vabagai, nieko tu neišvagai. Maža žaja šapalaš, o pietuota išardaš. Čia pas jūs labai smagu. Atėjau pačiu laiku. Kol senukai saldžiai miega, turim užduotį mes vieną. Ei, pipirė, ateik čia. Snuogas, eikit čia, jūsų laukia staigmena. Greitai praustis, aš šikuoda, aš esu pipiras juodas. Agurkėlį jūs taipogi pas mane, su žirneliais greitai čia. Ir kiaušinį aš kviečiu, prisijunkit prie visų. Kiaušinis nenori prisijungti. Aš svagūnas, aš galiūnas, griaušiu jums akis skaidumas. Jeigu receptus skaitai, be manęs tau bus blogai. Aš esu balta grosvoje, padraugausime visi ir mišrainė bus skani. O dabar įsirikiuok, gražiai, nekvailiot. Eina žolės ir mišrainė, ir mišrainė, ir mišrainė. Eina žolės ir mišrainė, ir mišrainė, ir mišrainė. Kai senelė paradus, kai kaimynus susišau. Kai senelė paradus, kai kaimynus susišau. Eina žolės.
Nu, ar tas kiaušinis, ar čia kas čia svarbiausias buvo, visi čia labai svarbus buvo. Pelėčiukas, prašau. Keiti, mes savo rimtąją dalį baigiam mišrainės ragavimu. Labai dėkojam visiems, o dabar dėkojam Drugelių grupiai už tokį nuostabų šokoladinį sapną. Vaikai, dabar turbūt visi miegosit pietų miego, tiesa? Nes matot, ką jie susapnuoja? Oho, aš irgi įsijau šiandien gult pietų miego. Man kaip susisapnuos, ar nes tai tas sapnas? Kaip jūs galvojat? Taip, nu va, viskas tvarkoj. Už labai gražų pasirodymą ir priminimą mum apie vaisius ir daržovės krustėliukų grupiai. Ir už saulytę, kiek čia mes repetavom, atbėkit. Po vieną. Ketvirtos klasės mokiniams už obuolio pergalę ir už visus darbus. Beveik prieš mėnesį mūsų mokykloje vyko labai rimtas proto mūšis apie sveiką gyvenseną. Buvo sudarytos 2 komandos mokinių tėvų ir darželinukų tėvų. Mūšis vyko atkaklus, 3 turai buvo, ne mergaitės, tiesa, 3 turai, iš pradžių taškas į tašką ir tai ten atkakliai. Sunkus labai buvo klausimai, bet pabaigoje vienu tašku, kaip sako mano merginos, patirtis nugalėjo. 4 komandos, tėvelių komanda nugalėjo. Tai jiems diplomas. Nematau, nei kapitono yra mūsų. Ir Niolydė ir mačiau Sigita buvo, pabėgo jau Sigita, neskubėjo turbūt į darbą. Ir dar buvo sesių mamytė mūsų komandai. O darželio komandos mamytės matau ir nematau atėjusias. Yra, ne? Tai labai ačiū ir tikrai parodėt labai tvirtas žinias. O turbūt matėt, kad čia prieš pat šventės zujo kaip skruzdėliukai mamytės ir tėveliai su dešrom, su visokiais sūriais, su sveikuoliškais keistais ir labai... Dar truputėlį, vaikai, 1 minutę. Labai gražūs stalai, padaryti sporto salėj. Ir jau komisija autoritetinga apžiūrėjo ir paskyrė tokias nominacijas. Linksmiausio stalo nominacija skiriama skruzdėliukų grupei. Pavasariškiausio stalo nominacija skiriama Drugelių grupiai. Sveikuoliškiausio stalo nominacija skiriama Pelėčiukų grupiai. Ir neryškiausio stalo, ten tas užvakintų buvo visokiausio, tai buvo skiriama 4 klasiai ir jų labiausia tėveliams. Dar ne viskas, vaikai, minutę. Tuoj minutėlę pasakysiu. Dabar stalų šeimininkės, daugiau mamytės ir tėveliai kviečia visus svečius, visas grupės prie savo stalų, prie kaimynų stalų pasivaišinti. O vaišinimuose tėveliai ir mokytojai, kaip ir sakiau, sveikatos pasitikrinti. O vaikam po pasivaišinimo šitoj salėj ekologiniai žaidimai. Taip kad gražių žaidimų, skanių valgių, o mums tai mažiau svorio parodytų stiliaus.